Sveiki visi! Šiandien priderės su geriausiu savo draugu. Buvusiu geriausiu draugu. Tu mano šokoladą suvalgai. Su Aivaru suvalgėm šokoladą, Marčius tai žiauriai piktas, nes nenorėjo žvejot važiuoti. Tai va, ką žinau, vidurys dienos 14 valandų ir čia esam ne veltui. Aną vakarą gaudėm čia ungurius. Tai labai jokinga buvo žvejyba, nes Laurynas įkrito į nerį ir Marčius įkrito į nerį. Nu, įsimaudė. Ir po to aš ant galo pats sako, kažkau irgi įsimaudžiau. Ir mum papuolė žiobarių. Visiems žinoma turginė vieta ir kas nery pažvėjoja tikrai atpažins. Tai šiaip for fun čia maišomės jauką. Su jauku vėl pasakysiu, tai 2 fideriukai. Jeigu papuolė žiobarelių mum šiaip ant naktinio slieko, tai bandysimės jį pasistatyti ir nematyti jaukai, ne? Ką galiu chebra pasakyti, tai belgų brendas, bet juos gamina Sensas fabrike. Tai man paskambino Eugenijus, kuris yra vadybininkas Sensaso Salmo mondialio. Ir sako, Deivi, gali pačiupinėti ir mums įdomu, kas kaip ir kas su kuo. Taip, nu, įdomu, iškart pasirašiau. Dėl to prikabinom dar Edgarą, prikabinom Aivarą, kuris yra plūdininkas, rinktinės narys plūdinės šiuo metu. Tai mes jį prasičiupinėsim ir jums bus gerai. Pasakysim visus niuansus ir man pačiam įdomu, nes paskutinius kiek aš šią metų 3-4 beveik 1 centų gaudau, daugiau mažiau, kokie 80% žuklių, tai ten labai jau paprasta. Kai tu esi išdirbęs receptūras, tu žinai, tau reikia pasyvaus, aktyvaus, ar aromatikos, ar smulkę žuvį gausi, ar stambę, nu jau viskas atidirbta. Tai tiesiog nuėjai, pasiėmei tuos pokelius ir maišaisi. Čia nieko nežinau, nieko nesidomėjau. Ir prasičiupinėsiu, nieko neskaičiau, nes pas mus tų jaukų ekspertų yra tokių, kad prisiskaito, ką parašo ten gamintojas dar ir klėdytas nesąmonės. Tai kartais ne viskas yra taip, kas ant kelio. Tai mondialė, F serija, tai biomiksas. Aš jau jį maišiausi vieną kartą, smulkus kaip bazė. Kuo kvepia, nepasakysiu, kažkokiom, nu nežinau, į smirdalo pusę man. Ir nečiupinėta skorė brėzė. Raudonas jaukas, irgi pasižiūrim patį kepinį, kaip brinksta, naujas, sakau, kai visada naujas yra įdomu, nes tikrai pasigadinsiu žuklių, galiu sakyti, nes kol atrasi kas su kuo, bet tikrai pačiam įdomu, kaip žvejui pačiupinėti kažką naujo visada įdomu. O mondialį, kai buvau Senso fabrike, su juo negali būti blogai, nes tas pats biskvitas, tie patys kepiniai, tas pats viskas, realiai nežinau nei kainos, nei nieko, va tai va, pliaukšt. Turiu pračiupinėti jo gal 8 rūšis. Tai va, sezono eigoj, tai gaudysiu dabar ne tik Sensų, bet ir mondialio. Gerai, labai apie jaukus susišnekėjom, turim dar... Marčiau, nevalgyk čipsų. Turim dar kažkur gyvų, eik paimk gyvus, kur nupirkom pas tave, po kojom buvo. Pasiėmėm gyvų, to pačio matiliuko žiobriai turi būti. Atsimenat, kai valkatavom su Benu 2 dienas lynus gaudėm nuo to laiko, nežinau, dar nebuvau. Dabar sukabinau ant visokių nesąmonių ir nebuvau gaudyti. Mažai gaudžiau kažką, dabar gaudžiau šamos, dar visokius šūdus. Tai va, įsivaizduokit, nuo to laiko dar tas pats kibiras dar galekai slėkelių ir va gyvas slėkelis. Tai tikrai galiu pasakyti, kad šitie kibirai pasitvirtino. Žvejos svejoniai pirkau tuos visus. Ir einam maišomės ir po to daisim iki vietos. Sakau, pamatysit vietą, labai ryškių orientyrų, tai suprasit, kur mes čia su Marčium atsibodziojom ir galėsit važiuoti, nes mes dabar išvažiuojam atostogauti, tai paliksiu šitą vietą jum. Tai vat prieš atostogas toksai vat iškritęs vidosikas. Parodysiu, kur žvejosim. Čia va mes ėjom ir su Laurynu. Laurynas įsimaudė, kai visada. Čia tokia vieta. Mėšlynas. Čia va žvejojai. Čia aš įbridau vieną kartą. Ten va gaudėm ungurius. Dabar vieta labai bloga ir nerys šiemet labai patvynus. Tai sėdėsim šitoj košiai. Tai ką reikia pasidaryti su vieta? Kiek įmanoma prasitripiam, turiu, man atrodo, dalgelį. Jeigu eis, nu kažkaip pagriepsim. Marčius trauks, aš griepsiu. Kodėl čia būtent gaudom, ne?
ten nepagaudys 100 gramų nelaikys. Čia už pasukiuko išeina, matot pagrindinę tioką. Ten 105 nelaikys gramų. Nes ungurius gaudėm reikėjo ten toliau 4 uncijų prie krašto 3. Čia turėtų 8 gramų iki 100 gal. Aš įsivaizduoju. Tai va čia va toks gaunas va išbėga. Srovė tai va skersai ir matot kaip nueina, ne, pagrindinė tioka. Ir čia toksai lėtesnė srovė. Ir po to va ten kampiukas vėl sėkliukas prasideda, matot, išmuša. Žodžiu, va, užvaikė kažkoks plėšrūnas mūsų vietoj. Tai dabar biškį apsitripiam. O čia pasimatuojam iki kiek galima brėsti. Iki čia galim. Iki čia dar galim. Nu ir viskas, 2 dugninės. Ir žiūrėsim, kaip čia gausis. Va, su jauku. Tai va, iš 3 kilų gavos pusę 25 litrų kibiro. Kepinys labai geras kepinio pagrindų. Kas man patinka, visi kepininiai. Man patinka biskvito kepinio pagrindo sausainiai. Va, matos, stambesnių detalių yra. Tai neutralus, toksai jokio skonio neturi. Nei saldus, nei kažkoks surus. Kiek ragavau skonių, tai natūralus toksai jaukas. Aromatikos, nu nesuprantu, Marčiu, kuo kvepia pauosti. Kaip tu galvoji? Nežinau. Bet yra kvapas. Jo. Žiūrėk, kaip gražiai salatis davęs. Čpūkšt. Pagausim ar ne, Marčiau? Jo. Einam prie meškerių. Sistema pati mano paprasčiausia, kur niekad nesipina. Tiek srovėjai, tiek visur aš ją naudoju. Ir stajekį, ir srovėjai, ir bet ką gaudant. Man patinka šita sistema. Tai feeder gamas 0,8 apie 20 cm ir suktukas. Va tai va, suktukas vaikšto su šėrykla, feeder gamas, ta inline gal vadinama, nežinau kaip tiksliai vadinas, bet žiauriai gera sistema. Šėryklų irgi tuoj pažiūrėsim, sveika būtų atsimatuoti atstumą, į klipsą pamesim, bet čia trumpa žvejyba 3 valandų, tai ką čia klipsuoti? Zbaldai, kaip visada, iš eigos mes. Kotai mano nesikeičia jau kiek metų, labai daug klausimų dėl naujų turnamentų, pas mane senas feeder koncepto 100 ryvė, pats mylimiausias kotas, jeigu kas jų jau negamina, įspėjau kažkur, jų nebegamina, jeigu kas turit pardavime, nenaudojat, parašykit, už protingą kainą tikrai nupirkčiau, gali būti net be viršūnių. Naujo feeder koncepto tų turnamentai dabar išėję, nečiupinėjau, irgi daug klausė, ar čiupinėjai, nečiupinėjau, nelaikiau dar rankose, tai nieko negaliu pasakyti, senas tobulas įrankis. Aplamai, mylimiausias mano feederas, aš su juo tikiuosi nesiskirsiu, tai dabar pažiūrim, ar kiek mums reikia srovę laikyti startui. Man patinka šuliniais, pagrinde gaudau šuliniais, kokie jie bebūtų, gaila sunkių neturiu, išplėšiau, Nemune 70 gramų šulinukas. Tai pažiūrim rytą, nerytą, toli nemesim, įsivaizduoju, iki 15 metrų nuo kranto ten, kaip sakiau, toliau nėra ką veikti. Tai ir užsidėsim klipsiuką. Žiūrėjom. Šmaukšt, gylio turim nemažai. Rytą gaidys. Įsmei koliuką, Marčiau. Per mažai 7 gramų rytą. Čia. Nu ir stengias taip. Kol aš tau paduosiu, tai kraunas kažkur telefonas su powerbanku. Ne, kažkur kamera. Ai, kažkur yra kamera. Ai, pas mane ant krūtinė. Ne, baikas stovi, gerai. 70 gramiukų stovi. Viso, pasiruošę. Marčius įvarė pirmą žuvį. Atrodo žolė. Ne. Parodyk. O, Jėzu, baisi žuvis. Marčiau. Pasaka? Pasaka. Nu, pala, aš įsisemsiu, šaunuolis.
ką mes pirmą pagavom, bus šapaliukas. Čia pas mane. Mažiukas šapaliukas. Marčiau, žiūrėk. Oi, šaunė. Nu, šaunuolis, gerai sureagavai. Duoti taką. Mūsų išėmimo bus bėdų. Kilogramo šapalas. Nu gerai, ne kilogramą. Bet įskaitinis, tikrai 3,7,5 cm, grubiai. Ui, šaunuolis, Marčiau. Buvo daug ir pažiūrėk. Tokie jau ir pažiūrėk. Ai, čia sėklų. Marčiau. Jojom. Turi? Turiu. Lauk, į pakientas. Trauk. Ten eik. Čia nebai. Gerai, tik čia. Čia. Ai, čia žodis. Čia mes turėsime reikalų. Gerai. Bet jaučiu, kad dar jinai yra. Dar didesnis. Super, Marčiau, super. Antras, tai mums reikia kiek pagauti? Belenkiek, kiek sugebėsim. Matėt, kai išvažiavo meškerė. Antras Martinošiau šapalėcas. Aš damušu, jis šiandien kirs, o aš damušinėsiu. Juda! Tai dabar mano planas. Vieną meškerę metam ant šapalų, ant žirniuko. Pagavom vieną ant kelio, vieną ant žirniuko. O su kitą meškerę pabandysiu padirbti gyvais, turiu matailiaus. Ir pabandysim pagauti egzotikos. Labai noriu čia žiobrių. Nu, papuolė mums tada 3. Ant naktinios lieko. Nu, aš netikiu, kad jų nėra. Ir papuolė čia šitoj vietoj vienas ir dar žemiau vienas. Nu, turi jau būt. Duosiu mėsos, košės, pačiopint, matailiaus pačiopint. Pabandysiu su viena gausiai, ta, kur viršui meškerė. O tą, ant žirnio, ant dzikų kokių 7 paliksiu jau ant didelės žuvies. Tai planas toks kol kas. Viskas gerai, 2 žuvis. Ko daugiau norėtų, oras geras, dar tik tai valandėlę prabėgo to žvejybos. Viskas gerai, reaguoja. Ne, neduodi pertraukos ir tada kitą dieną atvarai žuvau. Nu tai taip ir gauna. O. Все, įvariūnė žuvis. Nu, Marčiau, mano išvažiavo ant gyvų. Telefoną metam, pataka. Palauk, aš pabandysiu čia ją. Oi, kas čia išvarė. Mano pavadėlis. Daisi? Kas čia, žiobris? Žiobris! Smaig. Ačiū, mažiukas, bet tas, ką norim. Tėtė, Marčiau, pažiūrėk į mano batą. lipk iš tos malos, davai. Karšta. Žiobris. Jo, žiobrika. Mūsų tikslas žiobarys. Noriu šiandien žiobrių. Kiek čia pagaunam? Kiek pagaunam? Visus, kiek įmanoma, Marčiau. Visada viena žuvim daugiau. Visus, tai čia bus tik kokias 11. Nu, žiūrėsim, kaip kieps. Ne, tiek nesėdėsim, užtenka, reikia įsimiegoti. Taip, nes mes taip. Tavo, Marčiau. Meškerė baks. Lauk. Ir žiūrėk, toj bus. Toj bus vaizdų. Palauk, baks, dar ne? Palauk. Imk. Ne, neimk. Palauk, kol užlenks normaliai. Kas čia neprilimpa? Imk. Pagal, yra. Gerai, užkabim. Čia palapla, ramiai. Gerai ir lėčiau.
Tempk į viršų. Nėra. Podas. Gražiai baksnuoja. Kabinu. Yra, sorry, nemačiau. Čia nukrito. Ja. Jaučiau pabėgau. Kažkas nedidelio buvo. Yra? Ne, pabėgau. Nu, ketvirtas, galim sakyti. Štai prigavau, kad yra. Aš nuo kormoranų niekas nepabėga, seneliumbai. O, Žiobriukas. dar vienas. Nuo račkauskų niekas nepabėga. Nu va, Marčio žiobrelio atsidarė. Toks mažas net nemačiau, kad užkybo. Eik tu, Marčiu, kad tu. Štai vyrutis duoda vaizdų pas mus. Meškerė tempia. Jei žolės yra mažinom gerai. Neužmink ant meškerėsim, patsaka. Ko pasakai? Pateko į vidų. Yes! Stumės, eris. Į batus pribėgo vandens. Aš irgi visas šlaipas, bet svarbu žuvis. Nu, kol kas 5 iš 5. Viskas čia pas mus veikia, viskas dirba, šapalai nedidžiausi. Bet kibimas turėjau užfiksuoti, matėt, ne? Nujojo meškerė. Vagys, nujojo vagys meškerė. Kaip su sūnum kaifuojam. Žuvis kimba. Oras geras. O, baks, pirmą, Marčiau, pirmą. Čiup, pala. Čiup. Žiobriukas. Reikia nekirst, bet kad... O, matau. Ties, gražiai. Į šitą pusę, kotą į šitą pusę. Tisk. Žiobriukas, ką ir nori, mes nerė žiobrių. Užkabinai valą. Koja, šapalas, kas čia per... Dabar žiūrėk, Marčiau. Kažkas neaiškaus. Strepetys kokio dydžio. Tik kad užpynė. Gerai, dėk ant koliuko meškerę. Kur tas buvo? Va. Ir dabar atleisk man rytę. Šitą varytę gali atidaryti, nes užperpiniai meškerį. Šitą rytę atidaryk ir palik. O, šaunolį. Ai ne, galvau, strepetys juodais pelekas. Čia šapalienas. Mažiena šapalienas, bet taip gražiai užvarė. Ai. Kad ir daug kimba. Nu, masiškai. Pirmą kartą buvo tokiai žvejybai, kur tiek daug kimba. Gražiolis bėg. Tuoj mes jums parodysim mūsų, mano labai mėgstamą žiobrių. Vadinas Patrikas. Viena balta, viena raudona. Čia Marčiau Patrikas iš kempiniuko vadinas, šitas dėjimas. Dzikelio. Ne, Mariukas. O ko ne? Jūrų žvaigždė. Patrikas, 4 kojytės, žodžiu. Vėl bakst.
Prisibaksnuojo, ja. Baksnoja ir... Mažas daiktas, net pats sako nereikia, negi mažas šapaliukas. Žiobris. Žiobris? Žiobris, Marčiau. Mūsų tikslas – Neries žiobriai vasarą. Mažiukai žiobarai, o kai tuos pagavom didelių. Tai reiškia, turi būti ir didelių. Papūsio kylo. Čia tokie vytent labai gerai. Raminkis, raminkis. Nu, kam tu tai padarai? Eina savo senelis. Stumia vaisių. Aš tai dabar išspyčiu. Kaip chebra stumykla. Kompas. Su Martinošim Songoka užsikūrė. Donkė sumestas. Tai va turi būti žvejybos, ne? Tenčinhanas su Džinu Vėžliu dabar kovos menų turnyre kalas. Pradėjom su Bernu žiūrėti nuo pirmos serijos, užaugo, tai jau buvo įsikabinę, dabar atostogos kiekvieną vakarą Songoką kalam. Baks buvo pirmai. Marčiau Baks buvo pirmai. Imk, pirmą meškerį. Vėl bus žebrelis. Yra? Parodyk. Kažką tu čia. Ne. Ai. O, yra, Marčiau, pažiūrėk tavo žuvis. Ar mano aukšlė? Pažiūrėk, kokia didžio aukšlė. Monovalą visada naudoju. Upėj niekada nenaudoju pintą. Pintas klaidų net leidžia ir upėj jo nereikia. Dedi monovalą ir dideliai žuviai niekada pinteko upėj nevaržybos čia. O Džinas Vėžlys jau sakytų. Radijas nelabai geras. Marčiau, Marčiau. Išvažiavo. Stabdyk, aš noriu pažiūrėti. Kai Džinas Vėžlys kalas. Baisus šapalas. Baisus. Ir visada lenda į žolės. Kažkas čia negerai, ja. Ir dar šitą kimba, Marčiau. Nesuprantu, arba užklydino mane kažkur. Aš nelabai girdžiu. Ir šitą kažkas badžioja, kažkas čia negerai. Kažkokia O, ne, baisus, baisi žuvis. Prieš srovę suko. Mažyčiai, sako. Ar persimpinė? Ai, žolių dar kuokštas. Va, ko čia tai baisiai atrodo. Gal čia ta žuvis... Ai, čia dar valą kažkieno pagavom, ne? Va. Mano šapalas čia. Marčiau, duok graibštą. Patsakas, lietuviškai. Kur yra pasakai? Va. Duok nuo šapalas. Įtik į lupytę įsegęs. Žiūrėk, kokį valą užkabinom kažkieno. Gerai. Įdomu, pana gal meškerė visi. Šapalieną parkuojam. O dabar einam įsiaiškinti su valu. Aš galvoju, čia bus baisulinė žuvis. O čia pasirodo kažkieno valas. Nedaeisiu. Ką Marčiau einu maudytis? Ne, jau reikia įbristi į tą šūdą. Iš 100 valą bais mums čia ir maišys. Visą žvejybą. Nu, gandro kojom. Sveika, šapalė. Kaip gyveni? Šapalas. Valas. Senas. Gal anam gale bus kas nors gera. Ne, matau, nebus. Pintas valas kažkieno, pasimkit, kas palikot. Nu, davai, šėrykla bus. Ne.
Ungurys tai čia kažkokie. Šviną radom, Marčiau, irgi gerai į pliusą. Nu. Švinelį radom. Marčiau. Čia tai kimba. Trauksi? Kosminė žuvis. Dabar ištrauk. Nežinau. Imk. Kankinkis žiauriai gera. Aš ten įbrėsiu. Varyk, mokinkis. Nuleisi, tai nuleisi, nebijo. Turi išmokti. Ramiai, dabar lėčiau. Kelk į viršų. Pala, stok. Nepagriebiau. Pagriebiau. Šaunuolis, Marčiau. Šaunuolis. Šaunuolis. Kas bachūras, Paulius Jankūnas. Duodam šapalam. Nedidukai tie šapalai, nu, bet tai veiksmas, angokas žiūri. Niekaip nedažiūrim, kad džinas vėžlys su tenčihano atsimuša. 3 kibimai. Bet tada jie kartu nežinau, ar jie dar, galim sakyti, tokie patys yra. Tararem. Tavo paštą. Marčiau, čiup, kaba. Stabdyk. Palauk. Kai mum neša, stabdom sungoką, netem stipriai. Gerai, varyk. Kur yra? Kota aukščiau. Čia užsikabina, žinau. Parodyk. Aha. Atleido. Buvo įklinus karmuškė. Mažas šapaliukas, net neįdomu. Bet gerai nunešė meškerį. Ne, nepakėlasi man kot. Kaip mažas miernas. Nu viskas, gal nemeta meškerių, kad pažiūrėtų sangoką, ja? Ką? Sakau, gal nebemeta meškerių, kad pažiūrėtų sangoką. Šaunuolis. Būt sakęs, ne mes, būt ne mano vaikas. Vargi. Nieko nebematau. Eik tu savo kosmosėlis. Kas čia nedidukas. Nu, žiobrės. Kuoja kokia. Ant grūdako nepakelsiu. Žolė. Pažiūrėkit kokią koją. Nuo sortinėries tikrai vasarą verta va tai va atvaryt. Matėt, vidury dienos, vakaro net nelauksim, oras keičias. Nu, kuda? Kur tu? Na. Pusę šapalo kojelę. Nu, gražulytė kaip užpurtė. Marčiau, imk, meškerę. Stabdau kompą. Hopta. Viršų. Ne, gerai. Ten yra. Einu aš ten žemiau. Planiai varyk, blema, vėl čia brys reiks. Patrauksi į save. Įlindo į žolės. Eina? Bandyk po biškį traukt. Ir vėl aš visas.
Šapalėcis. Dar skaičiuoji kiek pagalai. Nebe. Geras kokių 10. Daugiau jau gal. Nepaimu iš žolės, lindu. Paėmė. Ir vėl mano batai. Bet visas iki vieno išėmėm žuvis. Kaifas, kaifas baisulinis. Atsidžiaugiam su Bernu. Trumpa sesija, kiek čia valandų. Neprisimenu, rodžiau, kada pradėjom. Taigi žiūrovai nemato. Mato, 17, 19. Tai pagavom tų žuvų, nebuvo jos tokios didelės kaip tada su mariuku, bet taip atėjęs, kaip sakau, baldai į vietą, atsinešus kompą įsijungus songoką su visais garsais, pagau dar tų žuvų per porą valandų, tikrai neris gyva. Ir jeigu čia neužlis ir su žolė galiu pasakyti, kelintą mes čia dabar dieną, 23 gaudom. Tai su žolė viskas gerai, tikrai galima žuvauti, žolės per daug neneša. Žuvis reaguoja greitai, fantastika, orelis. Toksai va, šonu sukas. Bet mes jau prisukom, tai ryte emocija dingo, ne? Gerai pagaudėm, žiauriai smagi žvejyba. Davai, duok žaibą. Tėčio ir sūnaus. Nu va, jau nusimdinėjom. Ėjau viniot paskutinę meškerę ir gali būt bus paskutinis šapalas. Fantastiškas kibimas, fantastiškas žuvis. Su vaiku atsmaugiam porą valandėlių. Ai, uždarimo ir žiūrėsim, ką mes čia pagavom. Nu. Jo, iš didesnių, iš žuolės. Iš žuolės, kur tu ten iš žuolės? Niekam nepasiduoda. Nu. Turėtų nueiti. Nei vienos nenuleidom šiandien. Kilograminis, plačiaburnis. Viskas, šia gražia nata. Ir baigsim mes žvejybą. Nu ir ką mes čia turim? Turim po 5 PM8, 6 valandos, davai. 3 valandų kiek čia sesija. Nedaeisi tu savo batus marčių nešlapink, tau iš šiaurės su įsmėlyti. Kai visada apie 5 kilogramus. Nu gerai, su marčium galima sakyti ir daugiau, link 10. Gražuoliai, einam į fotosesiją. Nu va, gražuoliai mūsų. Įspūdingas laimikis, kaip ir tiek didelių nebuvo, 2 kilinių, 3 kilinių, bet 2 kilograminių. Visi 800 kilas šneka. Noriu į laisvę. Nu, eik, pakeltai. Nu, martinuočio, eik visi žaidžiu. Norėjai pasakyti, neina. Nepaleisi, tas nori jas kabišti. Gerai, davai, varyk visus. Mėtik. Pirmiausiai šitą slidį. Mesk. Gražiai. Kokia įdomi. Galėtų ir gražiau, juk čia žuvytė. Nu, ja. Taigi sakėjęs nieko nejaučiu. Nu, kartais. Pakelsi šitą. Vėl su viena ranka paėmė kilo šapalą. Ja. Nu, nėra kitaip. Davai, padėsiu. Leidžiam nekankimo. Tai. Va, pažiūrėkit, kokie storos sprandeliai. Aš mes... Aukšlę paleis. O, jau viena numirė. Žebrėliai. Atėjo šitas. Ar paskutinis šitą bus? Šitos dar nepaleis. Šitą gali paleis. Ne, su paleidimu žuvies reikia kojų. Su žuvies paleidimu dar reikia tau padirbti, klausyk. Aukšlės ir tuos varkšelės įsieta papuolė. Žebriukas. Nu, Ir baigsi žaist. paskutinį. Paskutinis Atėjo. traukinys. Atėjo. Mokam pagaut gražią žuvį. Reik mokėt paleist, reik mokėt kartais ir iškepti čia. Visko gyvenime reikia, bet jeigu darom viską su protu, viskas būna gerai. Tai ką, ateik martinuošiau. Turėjom fantastiką su Bernu žvejybą. Pažiūrėjom 3 serijas songoko, pridaužėm daug žuvies ir vasarą imkit savo sūnus
ir lėkit prie upės, 5. nes šiandien mums kimba. Bye bye.